Sveikos mielos moterys, o gal ir vyrai. Sveikinuosi iš Tailando. Šiandieną noriu pakalbėti daugiau gal su moterim, o gal ir vyrams patiks, kodėl yra svarbu prisižiūrėti save. Ir aš kalbu ir noriu pakalbėti ne apie tą patį grožį, plaukų priežiūrą, veido priežiūrą, drabužiai ir panašiai. Taip, tai yra labai svarbu, bet viskas prasideda nuo vidaus. Tai mano vardas Renata, man 43 metai ir aš gyvenu Tailande, Patajuje su sūnumi Ryanu. Mano mama, amžinatilsį ir tėtė, jie pasitraukė iš šio gyvenimo, nes jie tai nusprendė ir žinoma, jiems buvo nelengva. Dėl to tokį nuosprendį ir priėmė. Visa tai įvyko atskirų laikų, skirtingais metais. Ir aš kalbu šią temą dėl to, kad pas mane abu šeimos nariai tai padarė. Ir aš žinau, kad tuo metu nebuvo daug pokalbių apie emocijas, apie depresijas, nebuvo kalbama apie emocijų reguliavimą, kaip save prisižiūrėti, kaip atpažinti visą tai. Nes kartais atrodo, eini, darai ir reikia dar daugiau daryti ir visiškai save pamiršti ir net nepagalvoji apie savo reikalavimus, ko tau reikia. Taip, dabar yra 2026 metai, tai tu gali nueiti į internetinę erdvę, pasiklaus klausimų ir tau atsakys, ne? Jeigu nori kažkokių idėjų, nueini į YouTube kanalą, tu pamatai tikrai tos paramos ir apie tai kalbama daug daugiau. Bet anksčiau tų dalykų nebuvo. Ir aš taip pat pastebėjau, kad meilė savo, tai ne tik apie priežiūrą iš išorės, bet viskas prasideda nuo požiūrio į save, kaip tu save matai ir kaip tu nori save matyti. Ir kiek investuoji į save emociškai, kad tu darytum tuos dalykus, kuriuos tau reikia daryti, kad tu turėtum geresnį gyvenimą ateičiai. Tai tu gali būti pats gražiausias, stilingiausias, fainiausias žmogus pasaulyje, bet jeigu viduje nesijausi gerai, jeigu viduje nerasi vidinės ramybės, tuomet bus daug sunkiau. Ir aš žinau pagal save. Aš žinau, kad per 43 metus tikrai labai daug perėjau, daug ką mačiau, daug traumų buvo. Ir viskas prasideda nuo savęs. Tai mano mama amžinatilsį, aš atsimenu iki dabar. Jinai labai daug dirbdavo, pardavinėdavo kojines, apatinį trikotažą. Ir meilė savo mano mamai atrodė kaip savanaudiškumas ir taip pat kaip pasirodymas ir kodėl to reikia. Pavyzdžiui, jeigu kas nors sakydavo mano mamai, gal einam kavos išgerti, mama sakydavo ne, aš kavą turiu namuose, aš galiu ir pati ją išgerti. Ir aš tai labai gerai suprantu, kadangi aš taip pat, jeigu noriu ar tai pinigų sutaupyti, ar kažkur gal neiti niekur, gal noriu viena pabūti, čia yra viskas gerai. Bet jeigu tu darai tuos dalykus vien dėl to, kad tu galvoji, kad ant savęs išlaidos, tai yra savanaudiškumas ir kad tau nereikia to daryti, kad tau ir taip gerai, tuomet tai nėra gerai, kadangi nebus geresnės investicijos negu investicija į save. Ir aš tikrai pritariu tam, kad tau reikia save prisižiūrėti, ne tik iš išorės, bet iš vidaus. Kad tau reikia, kad tau būtina gražiai savo pačiai atrodyti, nes tai iš karto rezultatas. Jeigu tu iššoki iš pižamos, eini po dušu, tu užsidedi normalesnius drabužius, truputėlį gal pasikvėpini, pasipureni savo plaukus, tu automatiškai jautiesi geriau. Gal tos meditacijos, vidinis darbas prireiks tam laiko. Dėl to labai svarbu turėti kombinaciją, kuomet tu matai greitus rezultatus, kas susijęs tau išorę. Dabar tai gali padaryti, bet taip pat kai kurie dalykai, kuriems reikės laiko. Tai gal meditacija, žurnalų rašymas, investavimas į save emociškai. Mano mama dėja nedarė nei vieno, nei antro. Visuomet dirbo, visuomet ėjo, visuomet bėgo, jai reikėjo daryti. Ir matymas save, kad investuoti į save, jai buvo pinigų švaistymas, jai buvo laiko švaistymas, jai buvo kažkokia nesąmonė, to nereikėjo daryti, to nenorėjau daryti ir jo. Ir aš pamačiau po kiek metų, kad mamai tikrai buvo sunku. Jinai neturėjo to stipraus draugų ryšių, į kurį galėtų buvusi atsiremti. Jinai nematė savęs kaip prizos šiame gyvenime. Jos vizija, pačios vizija savo, o savęs vizija nebuvo stipri.
Jinai nematė savęs kaip stipri moteris, kuri nusipelnė nueiti išgerti kavos į kavinę, kuri nusipelnė pasidažyti arba pasipurenti plaukus. Jinai save matė kaip koininę, nes jinai pardavinėjo koinės, turginę, kadangi jinai turguje dirbo. Jinai save atskyrė kaip moterį nuo tos moters, kuria gal ir norėjo būti, bet jinai galvojo, kad jau jai gal per vėlu, arba jinai neturi grietinėliai, kad jie yra gal kitokie grietinėliai, o aš kitokia, aš nepritapsiu prie jų. Ir aš taip pat nešiojausi tokią viziją pačios savęs. Aš galvodavau, kad gal ne man, jeigu būdavo būry žmonių, moterų, gal gražiai pasidažiusios, gal turi gerus darbus, aš niekuomet savęs nemačiau jų būryje, aš visuomet galvojau, kad aš neverta. Netgi dirbdama Emiratų oro linijose, tokiame prestižinėme darbe, kuomet žmonės sakydavo, wow, kaip tu gražiai atrodai, kaip ta uniforma tau tinka, kaip faina, šitiek žmonių ėjo per tas perinkas, bet tu viena iš jų. Žiūrėk, kaip tu pasistengiai, kaip faina, kiek tu daug pasiekiai, aš niekuomet to nemačiau. Aš nemačiau savęs, kad aš kažką pasiekiau. Iš tikrųjų visuomet jaučiausi, kad man reikia daugiau pasiekti, reikia daugiau eiti, reikia daugiau uždirbti, reikia gražiau atrodyti, daugiau plaukų turėti, daugiau blakstienų, daugiau nagų. Viskas buvo daugiau mažiau paviršutiniška, kad žmonės pamatytų, kad jie pripažintų ir tuomet vadinasi, aš turiu savo vertę. Man 43 metai dabar. Mano mama ir tėti pasitraukė iš šio gyvenimo, kadangi taip susiklausė. Po 20 metų kartu su savo buvusiu vyru, aš atsimenu, grįžau penktadienį namo iš mokyklos, savanoriavimo, jisai sako, Renata, aš nesu laimingas, mes apie tai kalbėjom, aš įsikrausčiau, sako, jau mano lagaminai sukrauti ir aš jau nebegyvensiu čia. Žinot, tas dvigubas, trigubas smūgis, nes tu jauti, kad tu nereikalinga, kad tave atmetė, kad tavęs nereikia. Tai vietoj to, kad pykti, šaukti, buvo visko tikrai nemeluosiu, ir kad užkirsti gal tos draugiškus santykius kaip tėtė ir mama, aš nusprendžiau visą tai apsukti, susigrąžinti į save, prisiimti atsakomybę už viską ir pradėti mylėti save iš vidaus, o ne tik iš išorės. Žinot, kaip žmonės sako, kartais pažiūri YouTube ir duoda komentarus. Moterys, užsidėkite raudoną lūpdažį, arba užsivilkite šią suknelę, arba 5 tipsai, kaip jį išlaikyti, kad jisai nepabėgtų, kaip jį suvilioti, kad jisai būtų visuomet tavo, Čia yra nesąmonė. Ir taip pat nereikia savęs limituoti, kad tu be vyro esi niekas, arba kad tave paliko ir žiūrėti į save, kad mane paliko, aš vargšelį. Ne. Reikia taip pat pažiūrėti blaivai į visą situaciją ir pagalvoti, kodėl taip atsitiko. Gal aš taip pat kalta, o gal nei vienas nekaltas. Gal mes tikrai abudu stengiamės ir mūsų santykiai jau negyvuoja romantiškai, bet jie gali būti labai geri draugiški santykiai. Plius tu esi mama ir tėtė savo vaikui. Tai aš pradėjau po viso to, ypač po Simono, aš supratau, kad gyvenime bus labai daug situacijų, kuomet tu jausiesi atstumta, palikta, nereikalinga ir tu taip pat jausiesi, kad tu atidavei viską, o tau niekas nesugrįžta. Prisimink vieną dalyką, niekas tavimi taip nesirūpins, kaip tu turi savimi rūpintis. Ir nereikia kaltinti kitų žmonių. Kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą, kiekvienas žmogus eina savo keliu. Reikia dirbti tiek daug ant savęs, kad tu neturėsi laiko stebėti kitus žmonės. Palaukite, nutrūko mano video, o geriau pasakius, nelabai patiko galas. Ir nelabai kažką pasakiau ant galo, tai noriu kai ką pridėti. Su metais, aš nežinau, kiek jums metų, kuomet mane žiūrite, bet su metais taip pat jūsų vertybės keisis ir ta meilė savo, nes būna kartais galvoji, kad ta meilė savo, kuomet esi labai jaunas žmogus, tai daugiau kas susijęs su grožiu, gal materialiniais dalykais, man tuomet buvo, Dabar man 43 metai, aš esu mama, pas mane vertybės yra kitokios, tai ta meilė savo taip pat atsispindi kitaip. Bet jeigu tai pasakius, ką man reiškia meilė savo, tai daugiau susijusi su vidumi.
Tai susijęs su gyvenimas pagal savo vertybės ir bandymas pastatyti savo gyvenimą tokį, kad gyventų pagal savo vertybės, kad ir gal turėtų mažiau, kiti pagalvotų, ne, gal iš kitos pusės, bet tu jausiesi geriau. Tai aš turėjau kelis variantus įsidarbinti į mokyklą, kur aš prižiūrėsiu 30 vaikų vienoj klasiai. Iš pradžių buvo truputėlį problemų su popieriais, bet po to pasakė, kad viskas gerai. Bet neėmiau to darbo. Kodėl? Nes jeigu gerai pagalvojus, tai ne man. Man nepatinka. Aš esu bandžiusi ir aš labai stresavau. Aš naktim nemiegodavau, keldavausi labai anksti, kad aš užbaigčiau darbus, kad aš pažiūrėčiau tų studentų visus darbus. Toksai labai įsitempęs gyvenimas. Kiti sakytų, gal, bet vis tiek gerai, tu turėsi daug patirties. Ne. Aš studijavau, atsiprašau, reikia nustoti. Aš studijavau vaikai su neįgalumais ir man labai patinka dirbti vienas ant vieno. Aš esu iš tų žmonių, kad man nepatinka dirbti strese. Ir aš save žinau, kiti sakytų, gal priprastum. Tu gali prie bet ko priprasti, jeigu nori, bet vis tiek tavo širdis jaus, tavo pasąmonė jaus. Man patinka dirbti su vaikais vienas ant vieno, gal du, ne? 2 vaikai ir 1. Su jais daugiau laiko užsiimti, su jais daugiau pabūti, juos daugiau suprasti, kad jie tave daugiau suprastų. Aš esu toksai žmogus. Tai aš gal atsisakiau labai didelių pinigų ir aš imu mažesnį darbą su mažiau pinigų, bet aš žinau, kad pas mane ta valiuta emocinė bus daug didesnė, kad aš jausiuosi geriau, kad vaikas bus laimingesnis, kad jisai neaugs būnant su mama, kuri pastoviai įsitempusi. Ir aš nežinau, kaip ateityje bus, bet dabar priėmiau tokį nuosprendį ir aš esu labai patenkinta. Tai taip pat mokinu sūnų, jam 9 metai, kad jeigu kažkas labai nepatinka ir tu jauti, kad ne tau, tuomet ir nedaryk. Tai pavyzdžiui, yra prie mūsų kaimynystėje yra keli vaikai iš Tailando, jie labai faini. Su tėvais aš gerai sutariu. Rainas žaidė video žaidimus. Čia namuose vienas. Raino tėtė Simonas, mano buvęs vyras, atvažiavo, sako, va vaikai žaidžia, eik pažaist. Rainas sako, nelabai gerai aš su jais sutinku, jie ne su manim, nes tie vaikai, vis tiek, jie būryje kartu, kaip Tailando vaikai, tai jie žaidžia. O Rainas sako, nelabai priima gal į tą būrį, aš nelabai ir noriu. O jeigu priima, tai visada gal ir pasipysdavoja kaip. Bet viskas čia gerai vaikiškai, ne? Ir Simonas sako, ne, eik būtinai, tai draugų susirasi. Ir aš po to nieko nesakiau, nes mes bandom vienas kito nepataisyti prie vaiko. Geriau mes, jeigu nesutariam vienas su kitu, tuomet einam gal į lauką. Ir Rainas nuėjo į viršų ir aš po to sakau Simonui, labai gerai, kad jisai pats supranta, su kuo jisai nori žaisti, su kuo jisai nenori žaisti. Nes jeigu jisai jaučia, kad jisai nėra priimamas kažkuriame būryje, kodėl jam reikia tenais būti? Jeigu tu nejauti, kad tu patinki, kodėl tau reikia įrodinėti save? Kodėl tau reikia parodyti, kad gal aš patiksiu jums, gal aš elgsiuosi taip, kaip jūs norite ir tuomet mes būsime draugai. Ne, tai nėra gerai ir taip pat yra pavojinga, nes ateityje galėtų susidurti su tokiom situacijom, kad įsivelsi į draugystės, kur tikrai nebus geros, nors širdis sakė, kad ne, bet vis tiek kažkaip ėjėja, ne, nes tėvai gal tave stūmė pastoviai. Ne, turi taip pat suprast ir jausti, ne, kada tu pilnas, kada tu nenori valgyti, su kuriais vaikais tu nori žaisti, su kuriais ne, su kuriais nori dalinti savo žaislais, su kuriais ne. Ir tai man tas ir yra priežiūra savo, meilė savo, kuomet tu bandai save suprasti, kuo anksčiau, jeigu gaunasi, man 43 metai tikrai per anksti nesupratau, bet supratau, kad taip pat noriu gyventi taip, kad aš savimi didžiuočiausi ir taip pat gyventi be baimių dėl kitų žmonių nuomonių, ką jie pasakys, kokius aš juokus užmesiu gal internetinėje erdvėje kažką parašiau arba įdėjau video YouTube, Instagrame, pastoviai man duoda kaip ir atsakymų, Renata, kodėl tu tai pasakė ar kažką, bet dėl to, kad mano nuomonė yra stipri ir man patinka jie dalintis, tai anksčiau gal būčiau gėdinus ir gal nelabai sakiusi, bet kadangi savo prižadėjau gyventi pagal save, o ne pagal kitus, žinokite, labai gerai jaučiuosi. Tai Tai ačiū, kad esate ir myliu. Iki.